Taigi šiandien reportažas apie automobilį varomą dizeliu Audi A8 Long. Prailginti ilgiausią Audi automobilį, kuris pasižymė ir savo komfortu, ir prabanga, ir žinoma galingų variklių, kuris sąlyginai ekonomiškas lyginant su benzininiais tokios pat klasės varikliais. Nepaslaptis, kad gamintojas tam, kad turėtų kuo mažiau rūpesčių su klientais, apriboja variklio galią, nors saugus potencialas tokių variklių yra kur kas didesnis nei jį įsigijus salone. Taigi šiandien pademonstruosime Startline kompanijos rimtai ir saugiai patobulintą automobilį, kuris jau patobulintas savo gale prilygsta net ir super automobiliams. Jeigu skaičiuoti 16 pėdų atstumo įsibėgėjimą, kuris yra matuojamas draguose, ir jis pasiekė vos per 1,7 sekundės. Taigi šiandien transliacija iš Palangos tarptautinio oro uosto, kuriame bus bandoma veikti 1000 metrų atkarpa, matuojant automobilio pagreitį. Taigi nunulinamas skydelis, kad žiūrovai galėtų vertinti įsibėgėjimo tempus iki 1000 metrų ribos. Matavimai bus atlikti pasitelkus Race Logic matavimo įrenginį. Taigi žiūrim Audi A8 Longo dizelinės versijos pasikeitimus.